Kadangi palėtėm kūno temą, pasidalinsiu labai nuoširdžiai ir atvirai. Pirmiausia, aš turiu laikroduką, vyro čia, išsikrovė, reikės pakrauti dabar jau. Turiu laikroduką, kuris skanuoja atsistatymą, ne? Organizmo atsistatymą. Ne tik, yra ir kiti dalykai, yra ir kiti parametrai, visa kita. Kai moteris nepailsi, nors yra miego valandų daug, jai trūksta fizinio aktyvumo. Bet ne tik moteriai, taip yra ir vyrui. Ką aš pati pagal save pastebėjau, tai lygiai taip pat. Aš pamatau, kad mano atsistatymas yra raudonas arba oranžinis, tai jau negeras simptomas, nes jis turėtų būti žalias, ne? Ir nuo žalios dar tik į viršų gali būti iki 100%, ne? Jeigu tik pamatau raudonas arba oranžinis ir aš neskiriu dėmesio, nes ten esu labai užsiemus, kažkas suplanuota, kažkur važiuojam, visa kita, ir aš nepasportuoju, nors atsistatymas jau raudonas, jau oranžinis. Aš kalbu jau labai apie visiškai raudoną ten minimumą, ne? Nepasportuoju, mano atsistatymas ir kol aš nepasportuoju, užtrunka ilgiau. Jeigu aš jausdamasi nenoriu jokią salę žiūrėti, nenoriu fiziškai nieko daryti, matydama, kad atsistatymas yra raudonoj sekcijoje, nėra ten nei energijos, visa kita, aš paspaudžiu save ir aš pasportuoju taip, kaip yra įprasta, gal ne ten super, bet tiesiog padarau bent jau pusę valandos savo aktyviai pasitreniruoju. Kitą dieną mano atsistatymas yra iškart žalias. Vietoj to, ką aš esu jau išbandžius, gulėti, ilsėtis ir sekančią dieną ir eina, kyla po kelis procentus iš raudono, pakyla į oranžinį, oranžiniam dar kelias dienas ir paskui galbūt pasiekia žalią. Kai čia pasakoju ir tiesiog aš tai žiūrėjau ir aš tai matavau specialiai darydama. Jūs privalot judėti dar, ne tik dėl tų atsistatymų ir panašiai. Moters seksualiausia, skaniausia, ypatingiausia, maloniausia energija gyvena kūne. Jeigu tu esi užleidus savo kūną, tai tu ten jokio malonumo ir nejauti. Ir jeigu pakankamai ilgai užleidai kūną, natūralu, kad galiausiai jausi tik kančią. Ta prasme, kūnas tavo yra malonumo šventikla. Kaip tu prižiūri tą šventyklą, taip tu ten ir turi viską. Tai kitas momentas, ką dar noriu pasakyti, norit fainos, malonios energijos, visa kita, yra nebūtinai kažkokie stiprus pratimai, jau atsirado ir karalienėse, bet pilnas internetas, įsiveskite į YouTube, bet ką rasit, pajudėt pusę valandos, rasit bet ką. Aš dar minėjau anksčiau, bet pasikartosiu. Kai ignoruojat tai, kas nebegali būti ignoruojama, ilgą laiką tai pasidaro nebeignoruojama, tai pradeda degti. Pasidaro tokia stipri ir didelė problema, kad visa tas sritis pradeda degti. Šiuo atveju kūnas, bet gali būti santykiai, gali būti finansai, bet kas gali būti. Šiuo atveju kūnas. Ligos, nesusipratimai, energijos nėra, dūstų, nepainu, pervargus, reikia susikoncentruoti, taip. Kai aš ėjau į meilę savo, labai nuoširdžiai aš turiu pavyzdį mamą ir jinai visiškai apleidus kūną. Kažkada buvo sportininkė, visa kita, bet apleidus ir meluoja savo. Aš vis jos paklausiu, taip va, ar tau patinka? Jo, man labai patinka, aš jį myliu ir aš taip galvoju, tikrai netikiu, kad tau patinka tavo kūnas, mamytė. Tiesiog labai aiškiai matosi melas. Nebemeluokit. Vienas ir pirmas svarbiausias žingsnis į transformaciją – nebemeluokit. Ar galit supykt ir griežtai su savim pasikalbėti? Ką turiu omeny, pakalbėdama apie pyktį? Šį sekmadienį įvyko toks momentas, aš jau propaguoju nevalgyti maisto nuo 6, kada aš tai atradau, kai buvau išsekusi ir žindžiau savo 3-ąjį vaiką, jam dabar bus 5 metai, 4 metai, tai aš jį žindžiau, man atrodo, virš 2 metų buvo, tai va kokie
2 metai atgal, tai tikrai 2,5. Aš būdavau tiek pavargusi, visa kita, ir aš ieškojau savo pagalbos, nes ten ir naktį keltis, visa kita. Ir išgirdau, kad tiesiog turi leisti organizmui atsistatyti be maisto. Ir aš pradėjau nuo 6 nebevalgyti, nors aš žindau kūdikėlį ir visa kita. Aš pajutau, kad aš kitą dieną atsikeliu žvalesnė, aš atsikeliu geriau, nors nėra ten to miego daug. Pradėjau vėl stebėti save, savo kūną, visą kitą. Tai neužtrunka, bet mes taip nutolusios nuo meilės savo, mes taip nutolusios, mes taip užignoravusios save, kad, ką aš čia stebėsiu? Kam čia to reikia? Aš įsipareigojus esu būti jauna, graži, lanksti, charizmatiška, moteriška, aistringa ir paskendus malonume. Esu antiek įsipareigojus, kad nesvarbu, ką tu man sakysi, bet tau negalima nevalgyti po 6, tu maitini, tau pačiai reikia maisto. Atsiprašau, bet aš patikrinu palei save ir aš matau. Tai va dabar šį sekmadienį, kas ten įvyko tokio? Įvyko tokio, kad mano sūnus iškepė man labai mėgstamą desertų scones. Su grietinėlė, labai riebiai valgoma, labai riebi grietinėlė, užtepama, perpjauni per pusę, užtepi riebios grietinėlės, clotted cream Anglijoje, ne, ir džemas. Tai yra uogienė, kokią tu nori. Valgai. Su arbata, visa kita. Laukia tavęs antra puselė. Viskas lygiai tas pats. Dar laukia tavęs pilnas konsų šiltų, lygiai tą patį kartojusiu tiek, kiek tu nori. Gerai, suvalgiau 1,5. Skrandis išsipūtė. Einam žiūrėti filmą, vyras sako. Čipsai, traškučiai, gėrimai, popkornai. Jūs galvojat, nėra pas mane šitų? Būna. Vakaras, filmas trunka 2,5 valandos ir nuolat užkandžiavimas. Iki pat 10 vakaro. Prisimena tą Robertą, kuri ten myli save, nuo 6 nevalgo, užmirškit ją. Jos nebeliko tą sekmadienį. Tai dabar žiūrėkit, ir mums visom čia būna tokių akimirkų, aš nepasakoju, kad čia, žinot, jeigu tu jau stoji, jeigu tu stoji ir tu ėjai po 10 000 žingsnių ir tu sustojai savaitgalį, savaitę, grįžk atgal, tai yra natūralu. Kažkada aš su savim kovojau dėl ryto mankštos. Dabar 3 dienas nepadarau, aš jaučiuosi kaip sulaužyta ir aš jau laukiu, viskas. Gana, Roberta, tu jauti būseną, nebeapgausi savęs. Tai šį sekmadienį, po šitos fiestos nuostabios, aš pabundu naktį, išpilta prakaito. Ir aš jau žinau, ką reiškia, kai aš vėlai pavakarieniauju. Tai reiškia, kai su drauge pavakarieniauju vėlai, miego ten nebus. Aš jau tiksliai žinau, pagal laikroduką, pagal save, mane muša prakaitas, aš neišilsiu. Gal kažkam patirta tokiam momentą, tai gal sakyčiau irgi ten į tą menopauzės laiką, kitą primenopauzę, nežinau, bet žodžiu, karštis toks, kad tu nežinai, ką daryti toj lovui ir tu negali miegoti. Ir taip, atsikeli ir į tualetą ir viską, neina ten, nei to miego, nieko. Tai čia yra vėlyvas maistas skrandyje ir tavo kūnas niekaip negali atsigauti. Tai va dabar šį sekmadienį buvo dar geriau. Negana, kad ten karštis. Aš visą prakaituoju, nesusitvarkau, atsikeliu, einu, galiausiai apie 3 nakties aš atsikeliu nuo milžiniško pykinimo. Nueinu į tualetą, sėdžiu, aš čia klupiu ir galvoju, Roberta, alkoholio negėrei, nieko, va čia ta prasme tavo fiesta. Aš tokia sėdžiu, taip bloga, negera ir aš taip supykstu. Žiūrėk, brangioji, scones yra viskas gerai, per pietus. Ar tu dabar esi laiminga? Ta prasme, tu sėdi čia ir tave pykina tiek, kad tu nežinai, kas čia dabar bus toliau ir tu negali miegoti. Dabar tu įsidėk šitą būseną į savo kūną. Ką noriu pasiekti šituo pasakojimu? Mes kiekviena turim labai skausmingą situaciją. Įsidėkit į kūną kaip batutą arba kaip atspirties tašką. Pavyzdžiui, skausmas kūne, kažkurioje vietoje. Įsidėk į kūną. Ar tu ir toliau nori šito? Įsidėk į pasąmonę, ar tu ir toliau rinksies tai.
Viskas, pirmadienį, jokių, nuo 6, jokio maisto, aš atsikeliu ir galvoju, aš dėkoju savo grįžus vėl į tą patį momentą. Ir ar čia yra nuo 6 nevalgyti man kokia nors kančia, kokia nors dieta, kaip tu taip gali? Ne, brangiosios. Tai yra iš tokios meilės savo, kad čia negali. Tai vat, per šitą skausmą, per vat, kas vyksta kūne, ar kažkokia liga, tiesiog priimk kaip faktą ir pyktelk, taip griežtai pasikalbėk su savim, ką tu toliau renkiesi. Netgi jeigu paslydai, viskas tvarkoj, tu gali sugrįžti. Jeigu paslysi ateityje, viskas tvarkoj, tu renkiesi nebe per bausmę, nebe per kažkokį savęs išsižadėjimą, tu renkiesi per meilę savo ir sekančią dieną rinkis iš naujo. Vėl iš meilės savo. Netgi jeigu prieš tai buvo kitokia diena, bet tu primink savo, kaip jautiesi, kas vyksta kūne, kaip tavo poilsis ir panašiai. Tai va tiek norėjau apie kūną ir ką visai nesenai patyriau ir ką reiškia, kad, nu, tu turi sugrįžti. Oi, čia faina, faina ir aš ant tiek supykau, kad sakau, viskas, net vakarais filmo aš nebenoriu žiūrėti. Aš noriu ramiai leisti laiką, kad mano poilsis būtų nuostabus, nes aš žinau, kokio aš tikslo noriu ateityje ir kokį aš jį renkuosi iš meilės savo.